Afrikoje veikiančia teroristinė ginkluotė grupuotė paleido įskridę žvalgybą į Italijos. Pasak vietos pareigūnų, Sergio Čikala ir jo žmona Filomena Kaburė Malio Galo regione paėmė armijos patrulius. Čikala ir Kaburė, kuri yra Burkina Faso pilietė, buvo pagrobti gruodžio 18-ąją Mauritanijoje. Kai važiavo pro rytų pagalio miestą Burkina Faso link aplankyti Kaburės sūnaus. Italijos užsienio reikalų ministras Robertas Frattini teigia, kad galus pavyko išlaisvinti tūkstančius diplomatinių prekių, kuris paragino Malio valdžią imtis lemiamų veiksmų. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais vakariniuose rajonuose palis. Šiaurės vakarų 12 metrų per sekundę. Aukščiausia oro temperatūra dieną 6-11 laipsnių šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė bus maža. Aukščiausia oro temperatūra dieną 9-11 laipsnių šilumos. Sekmadienį kai kur negausiai palis. Žemiausia oro temperatūra naktį bus 2-7. Aukščiausia dieną 6-11 pietiniuose rajonuose. O ką tu ten darai? Girdėjote radijo stoties Radio stotis A2. Sostinės radijas. Ką darai? Ką? Kas čia dūksta? Kur ten dabar dingai? Ateik čia. Didelis stok. Stok vidutis. Kur dabar lakstai? Mama nespėja.